Ar žinai, kad rūkymas per metus kainuoja beveik 2000 eurų? Papasakosiu tikrą istoriją apie vyrą, turintį vieną žalingą įprotį, dėl kurio per metus išleidžia maždaug 1800 eurų. Vyras vardu Tadas, 42 metų, gyvenantis Marijampolėje, turintis žmoną ir 2 vaikus, dirba samdomą darbą ir gauna 900 eurų atlyginimą į rankas per mėnesį. Kasdien Tadas surūko vieną pakelį cigarečių, kurio kaina yra apie 5 eurus. Per mėnesį Tadas cigaretėm išleidžia 150 eurų, per metus išlaidos sudaro 1800 eurų. Įpročiai yra tai, ką žmonės geba kontroliuoti. Jeigu Tadas savo įprotį rūkyti paverstų įpročių sumokėti savo, per metus jis atsidėtų po 1800 eurų tiek, kiek kainuoja rūkymas. Jeigu jisai tos pinigus padėtų bent jau kaip indėlį į banką su 4 procentų metinių palūkanų, per 10 metų jau turėtų 21 600 eurų ir būtų uždirbęs per 3600 eurų palūkanų. O tai jau būtų nauda ne tik sveikatai, bet ir jo finansams. Ši istorija parodo, kad atsiradus įpročiai mokėti savo, ne tik nuolat auginamas turtas, bet ir kuriama galimybė papildomai uždirbti.